visi. Labas vakaras, tokią gražią popietę ar vakarą susirinkusius gausiai į naują, gražią Šilutės meno mokyklos koncertų salę. Pirmiausia, už tai paplokime, kad turime erdvę, kurioje galime dabar gerai jaustis. Taigi, mėly abiturientai, prašome užimti savo vietas. Skambėjo meno mokyklos himnas, o pirmuosius pasveikino Pamario orkestras, vadovas Gražvydas Raila. Taigi labai smagu visus matyti. Ir saulė švietė, ir griaustinis grūmojo, ir vėl saulė šviečia, ir lietaus gavome. Jau visko gavome, ko ir tik tais įmanoma iš gamtos gauti. Tai ir šitie metai, visi šitie metai buvo pilni visokiausių iš tikrųjų įvykių. Ir džiaugsmo ašarų, ir šypsenos veiduose buvo, ar ne, per visus šitos metus, kiek jūs čia mokėtės. Iš tikrųjų labai daug visko įvyko. O šiandieną ką? Mes turime tik tais džiaugtis, ar ne? Pasiplokime savo, taigi didžiulė šventė. O tuo tarpu noriu pakviesti į sceną mokyklos direktorę Daivą Pielikienę. Prašau. Būkit pasveikinti, mėly absolventai. Būkit pasveikinti, mėly tėveliai. Labai smagu matyti tiek daug svečių. Nauja salė, bet matom per maža. Gausim priestatą statyti. Bus dar 10 metų projektas. Aš norėčiau, kad tikrai užimtumėt, yra 4-5 vietos. Ateikit čia, prašau, yra 5 vietos, atsisėskit iš tėveliai ir svečiai, kas ten stovite. Taigi, mėly absolventai, kai kas mūsų mokykloje praleido 4 metus, kai kas 6, o kai kas net 8-9 metus. Tai tikrai labai didelis toks šmotas laiko. Ir visi mokytojai atsimena jūs mažučius, įsigandusius. Didelį kelią jūs nuėjote. Labai didelį. Čia sėdi patys ištvermingiausi. Tie, kurie įveikė visus sunkumus. Tie, kurie atsikėlė, kai buvo užėjęs, nebenoriu, nebegaliu, bet jūs turėjote drąsos pakilti ir eiti toliau. Per šiuos metus, aš manau, jūs gavote ne tik labai daug žinių, supratimo apie gyvenimą. Jūs sutikote daug nuostabių žmonių ir tai ne tik mokytojai. Tai yra jūsų draugai, tai yra jūsų bičiuliai, su kuriais jūs dalinotės savo visais rūpesčiais, su kuriais jūs kartu džiaugiatės. Bet labai daug laiko jūs praleidote šventėse, kurių mūsų mokykla tikrai negailėjo. Prisiminkit visus susitikimus, kalėdinius, plenerus, išvykas su savo klasiokais. Muzikantai turbūt prisimena konkursus. Taigi jūs augote, tobulėjote, jūs džiuginote savo tėvelius, kurie visą laiką labai šiltom akim jūs palaikydavo ir palydėdavo, kai jums reikėdavo lipti į sceną. Dailiokai šiandieną turbūt pirmą kartą pajuto, kad reikia pristatyti viešai savo darbą, o muzikantai su tuo gyveno visus 8 ar 9 metus. Taigi, mėly absolventai, sveikiname jūs visų mokytojų vardu. Norime pasakyti, kad kažkas baigėsi, bet kažkas ir prasideda. Galvojau, kad nepamiršiu, bet pamiršau. Užsirašiau tokią labai gražią frazę. Nereikia stengtis būti ypatingu, nes tas, kuris mokėsi Šilutės meno mokykloje, jau yra ypatingas. Taigi gražios šventės.
Mėla direktorė, nepabėkite. Einam arčiau gražių gėlių, jūs pati kaip gėlė, mes abi kaip gėlės. Nepasikuklinkim. Na ir noriu pakviesti dailės skyriaus pavaduotoją Arnoldą Miluką supažindinti su direktorės įsakymu. Na, o visus atsiimti pažymėjimus, aišku, kviečiame į gražiąją sceną. Sveikintojai arba tyliai šone kamputyje, arba iš viso po visos ceremonijos. Sutarėm. Prašau, žodis. Ačiū, kad suteikėt mikrofoną. Direktorės įsakymą reikėtų skaityti tiksliai. Taigi, Šilutės meno mokyklos direktoriaus įsakymas šių metų, gegužės 30 dienos, numeris 45, skelbia, kad mokiniai dailės skyriaus, muzikos skyriaus baigia šią mokyklą. Ir jiems bus įteikti šios mokyklos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai. Taigi, Emilija Baltutytė, baigė su pagirimu. Dovydas Jakutis, baigė su pagirimu. Gabija Martinkutė, baigė su pagirimu. Gintarė Petrikaitė, baigė su pagirimu. Milda Pužaitė, baigė su pagirimu. Įteikimi dailės skyriaus pažymėjimai. Ievai Avižiūtė, Ausė Balandytė, Greta Baužaitė, Paulina Bačkutė, Žemyna Diglytė, Evelina Dirgėlaitė, Paulina Drobnytė, Urtė Patricija Erciūtė, Agota Gailiūtė, Akvilė Grisevičiūtė, Urtė Grikšaitė, Karina Jokminaitė, Urtė Jusaitytė, Jorė Kairytė, Ema Keršulytė,
Gabija Kubaitytė. Eglė Mikalauskaitė. Kamilė Milinavičiūtė. Augustė Ražinskaitė. Mingaila Stačinskaitė. Danielė Šiautvytytė. Rimantė Šleževičiūtė. Tai ar liko neapdovanotų, ta prasme, neįteiktų pažymėjimų dailiokams? Visi gavot? Parodykit, netikiu. Šaunuoliai. Na, mažytė muzikinė pertrauka. Kviečiu į sceną savo mokinę Ugnę Kuskytę, fortepijonas, kuri atliks jums labai girdėtą, gražią melodiją apie mažą dainuojantį paukštelį.
šaunuolė Ugnė, ačiū už nuostabią muziką, ačiū už kartu su manim praleistus 8 metus. Na, o dabar kviečiu į sceną direktorę ir pavaduotoją Arnoldą pasveikinti ir įteikti pažymėjimus muzikos skyriaus absolventams. Taigi, kviečiame atsiimti pažymėjimą. Markas Adomaitis, su pagirimu. Austėja Daukšytė, su pagirimu. Gintarė Petrikaitė, su pagirimu. Rapolas Šimkus, su pagirimu. Urtė Patricija Erciutė. Milda Gutauskaitė. Aivaras Kleinas. Kazlauskaitė. Saulėja Kojelytė. Ugnė Puskytė. Karolina Lindžiūtė. Liepa Lietukaitė. Amanda Leonavičiūtė. Morkūnaitė. Uršulė Nausėdaitė. Pijus Piedėkis. Gerda Sirtautaitė. Martynas Saudargas. Karolina Šikšniūtė. Kamilė Tverskytė. Gustas Gečas. Toleikis.
Masiulytė. Dovydas Zametinas. Tai dabar jau muzikantai parodykit, ar visi gavote pažymėjimus. Sveikinimai nuoširdžiausi. Na, o dabar vėl muzikinė pertraukėlė. Kviečiu Karoliną Šikšniūtę, birbininkė, taip, mokytojas Aivaras Lidžius. Karolina atliks Eugenijaus Čiplio pjesę. Koncertmeisterė Alina Saveljeva. Nuostabu. Ačiū merginoms už nuostabų kūrinį. Ką tik buvo mums pateikta visa Lietuva savo spalvomis, savo grožiu, paukštelių čiulbėjimu. Pateikta visa Lietuva kaip ant delno. Taigi šventė, sakysime, įpusėjo ir labai noriu pakviesti
atstovus iš tėvelių, kurie norėtų tarti šiandieną taip pat žodį. Vis dėlto jų vaikai lankė šitą mokyklą eilę metų. Drąsiai kviečiu tėvelius, jeigu yra norinčių pasisakyti, ar yra norinčių pasisakyti tėvelių. Gal ir nėra. Tada scenarijų keičiam, gal pasisako, ar yra? Yra, viskas gerai. Kviečiame drąsiai. Prašau, gal pas mane ateikit. Padrąsinkit aplodismentais. Labai sunku kalbėti, kai tavo vaikas irgi čia yra, bet pasistengsiu susikaupti, nes iš karto perspėjau, kad man sunku kalbėti, nesusigraudinus. Tai pasirašiau, kad iš jaudulio nepamirščiau, ką noriu pasakyti. Tai kreipiuosi į mokytojus ir į vaikus, aišku. Pasak Leonardo da Vinci, mokymasis tai vienintelis veiksmas, kurio protas niekad nebaigia, niekad nebijo ir dėl kurio niekad nesigaili. Štai baigėsi tik vienas iš nenutrūkstamo proceso etapų. Per šios metus kiekvienas išmokome, pasisėmėme patirties, įgavome įgūdžių. Kiekvieno gauta nauda šiame mokymosi procese yra skirtinga. Jinai priklauso nuo to, kokius tikslus išsikėlėme, kokius pastangas, kokias įdėjome. Todėl ir ta nauda kiekvieno iš mūsų yra skirtinga. Dėkojame už suteiktas galimybės ir sąlygas saviems tikslams siekti, už supratingumą, už rūpestį ir tikėjimą. Ačiū, kad mokėte, kad spaudėte, kad raginote, kad džiaugiatės pasiekimais, kad skatinote. Ačiū, kad esat. Išeidami, turbūt visi norime palinkėti motyvuotų mokinių ir motyvuojančių mokytojų. Abiturientų. Tai šiai mokyklai ir visiems mokytojams ir visiems ateinančioms kartoms dovanojame gyvybę. Tai turbūt, nežinau, nuspręsite, kur tą gyvybę šaknis leis. Ir poreikis buvo kažkokių aksesuarų šitai naujai saliai, tai prisidedam ir prie to. Ačiū labai, duokit apkabinsiu jūs nuo visų. Ačiū dar kartelį. Na, o dabar kviečiu į sceną orkestrą. Aplodismentai, orkestras pareina. Taigi skamba šimtmečių dainų šventės kūrinys Kujavičiaus nuo polkos iki fokstro.
mums jūsų dar prireiks. Ačiū labai. Na, tėveliai pasisakė, aš manau, kad moksleiviai, abiturientai taip pat turi ką pasakyti. Tai prašau, kviečiu tarti jūsų žodį. Muzikos kelionė baigėsi šią dieną su garsais ir melodijom, kurios liks mūsų širdise. Dėkoju mokytojams, kurie vedė mane kiekvieną natą, kiekvieną dainą. Jūsų kantrybė, jūsų šiluma liko amžiaus mano širdyje. Išsiskiriam šiandien, bet muzika gyva. Dėkoju už visas pamokas, už viską. Tad atsisveikinu su jumis, bet ne su muzika, ji bus visą laiką mano palydovė. Dėkoju už viską, ką gavau čia. Muzikos mokykla, tu mano gyvenimo dalis brangiausia. Dabar mes paskaitysime testamentą, ką paliekame septintokams. Štai mūsų dovana jums. Pirmą mokytojai su ištambytais nervais. Egzamino atsakymai. Viskas padėtėje. Nesigirdi. Lūžusias kitas. Jauna, kas sako, klavišą. Atsiprašom už techninius nesklandumus. Tai štai mūsų dovana jums. Tai mokytojus iš tambytais nervais. Egzamino atsakymai. Žiurkės palėpėje. Sulūžusias kėdes. Fortepijono, kas antrą klavišą. Kelių nugriaužtą lentą. Nepatogios oro kėdes. Mes galime mikrofą? Nepatogios oro kėdes. Nesibaigiančias. Muzikos istorijos testus. Muzikos istorijos testus. Kurios galima perrašyti ChatGPT. Pripieštas ant pedžia knygas. Ačiū Jums. Testamentą pasirašo dauguma abiturientų iš muzikos skyriaus. Atrodo mūsų testamentas. Gerbiami mokytojai, labai ačiū už visus šiuos metus. Norėtume padėkoti už jūsų kantrybę, dirbant su mumis, už jūsų norą mums padėti. Nors mes ir paliekame šią mokyklą, jūs ir visi šie nuostabūs prisiminimai vis tiek liks mūsų širdyje. Jūsų pastangos, kantrybė ir neblėsanti aistra muzikai padėjo mums pasiekti naujų aukštumų ir išsiugdyti muzikinius įgūdžius. Jūsų mokymo metodai ir patarimai ne tik praturtino mūsų muzikinį išprusimą, bet ir įkvėpė mus siekti daugiau.
Tikime, kad jūsų įdėtos pastangos ir toliau ves mus į sėkmingą muzikinį kelią. Ačiū už jūsų darbą, kuris paliko neišdildomą pėdsaką mūsų gyvenimas. Kiekvienas jūsų pamokymas ir padrasinimas buvo svarbi mūsų muzikos kelio dalis. Ačiū visiems labai. Dabar įteiksime gėles nuo muzikos ir dailės skyriaus mokytojams. Nu, gausūs aplodismentai, labai ačiū, kokie kūrybingi mūsų baigiamieji. Fantastika, netgi testamentą paliko ir nugriaužtų suolus ir kaip tenais buvo norėtųsi dar kartą išgirsti tą testamentą, ar ne? Šaunuoliai, šaunuoliai. Na, o dabar truputėlį vieną žodį. Dabar vyksta apsikabinimai, kiekvienas neša po žiedelį savo mokytojui, kiekvienas mokinys, abiturientas. Aš manau, kad galima irgi aplodismentais tokį gražų ar kažkokią toną norėčiau išgirsti. Ačiū visiems dar kartą mokytojams. Žinoma, kad mes jiems būsime įstrigę į atmintį iki pat kaulų. Ačiū. Galima, prašom. Oi, aš žinau, atsiprašau. Na, o dabar žodžiui ruošiasi dailiokai. Tai po truputėlį kviečiu į sceną. Dar kol dabar apdovanoja, gal nesakysit, bet va taip. Kad dabar šurmuliukas, labai atsiprašau, tai trupučiuką kol išsidalinsim, tas šurmuliukas praeis, tada aš manau, kad norit ir dailiokai kažką tarti žodį savo mokytojams. Tai kviečiu. Na, mes nesam pasiruošę kaip dailiokai, tai kažką iš minties pasakysim. Galvoj. Oi, dailiokai, muzikantai. Buvo tikrai smagus 7 metai, tikrai mokytojų labai pasiliksiu, ypač, dailės istorijos, ypač egzaminų per Kahutą, kur tikrai sąžiningai dariau. Aš nelabai daug turiu ką pasakyti, nes bijau apsiverkt. Tikrai buvo labai malonu augti, kaip galiu sakyti, šitoj mokyklai. Buvo kaip antri namai, labai noriu padėkoti visiems mokytojams. Gal ir buvo ginčų, kad nelaikydavom pamokų, bet viską padarėm taip, kaip reikėjo ir manau, kad tikrai tai liks mūsų širdise ilgai. Noriu pasakyti visiems mokytojams ačiū už visas patirtis, už visas klaidas pataisytas, už visas didelę patirtį, draugystę. Tikrai pasiilgsiu jūsų ir ateisiu aplankyti, kai turėsiu laiką. Aš gal čia neinu 7 metus, ar dar tik 4, bet, baigiau. Mes jokio testamento neturim kaip muzikantai, mes čia tai paskutinę minutę. Bet kažkas. Tai aš labai norėčiau padėkoti mūsų visam dailės skyriuje ir tikrai manome, kad visi mokytojai yra nuostabus ir moka dirbti savo darbą ir tikrai mus teisingai išmokino ir iš širdies visus patarimus davė ir tikrai nuostabus buvo šie 4 metai ir tikrai mylėjau čia eiti. Kartais ir ne savo dienomis ėjau, bet kartais ir nelankiau pamokų, bet ačiū. Šiaip džiaugiuosi, kad buvo net mokytojų, su kuriais buvo galima pakalbėti ir kaip su draugais apie viską. Pagrindė su visais. Galima pakalbėti apie viską. Tiesiog labai mylim jūs mokytojai, pasiliksime jūsų, tikrai aplankysim, kol galėsim. Kaip galėsim? Jei galėsim. Ačiū labai, kad išklausėte. Ačiū už smagę improvizaciją dailiokams.
Na, o dabar nieko nelaukdama kviečiu sutrenkti maršą mūsų orkestrą. Maršas puikus vakaras, skamba visiems muzikantams, dailiokams, tėveliams, mokytojams, kitus kolegoms. Ir aišku, orkestras Pamarys didžiausią pagarbą reiškia savo orkestrantams, kurie šiemet baigė. Tai yra Rapolas ir Markas. Dar kartelį. Jų dar laukia ir dainų šventė, taigi mūsų, kaip sakant, tas puikus vakaras, tas maršas dar mums tęsiasi. Bravo, ačiū orkestrui. Tai palydime vis tiek gausiais aplodismentais. Na, pasisakė tėvai, pasisakė moksleiviai, absolventai. Aš įpareigota pakalbėti už visus mokytojus. Magiški ir stebuklingi žodžiai. Mama, tėtis, vaikas, mokykla, mokytojas, muzika, menas. Šie žodžiai mus lydi visą gyvenimą. Nuo pat pirmo kūdikiško klyksmo mus ramino mama savo mylinčių ramių balsu, dainuodama lopšines, daineles, kurias suaugę dainuosite savo vaikams. Vėliau mokė žengti pirmus žingsnelius, kurie paaugus tobulėjo į grakštų šokį. O pasaulis vedinas mamos už rankos nusidažė pačiomis įvairiausiomis spalvomis. O vos sulaukus 6-7 jūs atvedė nedrąsiai čia mama, kur jūsų mokytojai jums atvėrė duris į dar ryškesnį pasaulį. Savo profesionalumu dalinosi eilę metų, kol subrandino jūs puikiais dailininkais, muzikantais, šokėjais ir menininkais. Nors tai pirma pakopa į meno pasaulį, bet tikiuosi, jinai ne paskutinė. Todėl sveikinu visus sėkmingai pabaigusius Šilutės meno mokyklą ir linkiu, kad jūs visą gyvenimą lydėtų muzika, šokis
ir pačios įvairiausios, gražiausios spalvos. Su švente, mėly tėveliai, absolventai, mokytojai ir svečiai. O dabar kviečiu visus į priekį sudainuoti puikiai žinomą dainą. Mūsų dienos kaip šventė, taigi žinote šitą dainą. Drąsiai, drąsiai. Prašau, visi. Nu gal tėveliai pasėdės, o jeigu nori palinguoti kartu, kodėlgi ne, prašau prisijungti. Mokytojus taip pat kviečiu į priekį prisijungti. Prašau, mielieji, ateikite arčiau. Mokytojai, ateikite į priekį, prašau. Ateikite į priekį, nu nesislapstom. tegul šitą šventę mums tęsiasi visą gyvenimą. Švęskime gyvenimą, mėlyjeji. Ačiū visiems, kad atėjote, sveikiname abiturientus, o dabar kviečiu į lauką fotosesijai. Ir čia, pirmia čia, o po to sakė, kad laukia. Dailiokai nusileidžiate į apačią, muzikantai pasilieka aukštai viršuje. Jeigu sutinkate, neišeinat, scenoje mes fotografuojamės. Fotografuojamės scenoje, grįžkite visi, prašau.